Dale Dvoskin. Sedonos metodas. Kaip nusimesti emocijų naštą ir gyventi taip, kaip norite. Įžanga. Kaip paleidimas paveikė mano gyvenimą. Nuo pat pradžių bendraudamas su Lesteriu jaučiausi taip, lyg būčiau bendravęs su geru draugu. Jis ir jo mokymas iš karto taip stipriai patraukė mane, kad greitai išklausiau visus 3 jo siūlomus kursus. Lapkričio mėnesį išklausiau pagrindinį kursą, sausio mėnesį aukštesnįjį kursą, o vasario mėnesį instruktorių kursą. Skubėjau kuo greičiau viską išmokti. Taip pat pradėjau dirbti kartu su Lesteriu. Padėjau jam skleisti mokymą pasaulyje. Dirbdamas su Lesteriu leidau su juo daug laiko. Stebėjau jo elgesį ir mačiau, kaip jis tvarkosi su kasdieniais gyvenimo trūkumais, sunkumais. Man tai darė didelį įspūdį. Mes dažnai sėdėdavome kavinėse ir ilgai kalbėdavome. Lesteris visada mėgaudavosi ilgais pokalbiais prie kavos puodelio. Jis dažnai sakydavo: mano biuras yra mano portfelis ir artimiausia vieta, kur galima išgerti geros kavos. Mūsų susitikimai visada būdavo šiek tiek komiški ir kartais erzindavo, nes man atrodydavo, kad labai svarbu kalbėti apie gyvenimo tiesas, o Lesteris vis nukreipdavo pokalbį į kokius nors žemiškus, kasdieniškus dalykus. Vis dėlto kiekvieną kartą mano supratimas apie tiesą ir tiesioginis jos patyrimas pagilėdavo, net jeigu mes apie tai visiškai nekalbėdavome. Lesteris buvo gyvas pavyzdys, o ne pompastiškas oratorius. Jis padėdavo man atsikratyti visko, kas negatyvu. Praktikuoju tai iki šios dienos. Šis procesas mane įtraukė taip stipriai, kad aš netgi pradėjau burti palaikymo grupės žmonėms praktikuojantiems Sedonos metodą. Rengdavau šių grupių susitikimus savo bute aukštutiniame Vestsaide. Tačiau greitai suvokiau, kad norėdamas būti naudingas Lesteriui ir jo besikuriančiai organizacijai, pirmiausia turiu subręsti ir patobulėti. Nusprendžiau palaikyti jį kaip savanoris ir aktyvus dalyvis, bet ne kaip darbuotojas, o pats ir toliau tyrinėjau, kaip išsilavinimas keičia mano įprastinį gyvenimą. Netrukus įkūriau juvelyrinių dirbinių pardavimo verslą. Verslas klostėsi sėkmingai ir tai leido man mažiau dirbti ir daugiau laiko skirti sau. Tyrinėjau gyvenimą, stengiausi geriau pažinti save ir laisvinausi iš įsitikinimų, kurie mane ribojo. Rūpinausi ir verslu, tad su Lesteriu susitikdavau truputį rečiau. Taikydamas Sedonos metodą asmeninėme ir profesinėme gyvenime dar tvirčiau įsitikinau, kad radau būdą, kuris gali padėti visiems. 8-ojo dešimtmečio pabaigoje Lesteris persikėlė gyventi į Arizoną. Šiuo laikotarpiu bendravau su juo tik retkarčiais, tačiau jo mokymas ir toliau darė man didžiulę įtaką. 1981 metais buvau pakviestas atvykti į Feniksą, Arizonoje, dalyvauti instruktorių mokymuose. Prasidėjo nauja mano ir Lesterio bendravimo fazė. Jis vėl sužadino man troškimą dirbti kartu ir leisti ir skleisti jo mokymą pasaulyje. Pradėjau reguliariai vesti seminarus Sedonos metodo diplomantams Niujorke. Be to keletą kartų per metus vykdavau į Arizoną dalyvauti intensyviuose kursuose.
kurie vykdavo savaitę ar ilgiau. Tai padėjo man dar dažniau ir efektyviau taikyti sedonos metodą gyvenime. Puikių rezultatų pasiekiau ir aš pats, ir šį metodą įvaldė mano draugai. Šiuo laikotarpiu taip pat nusprendžiau daugiau laiko skirti verslui. Iš pradžių dirbau su savo tėvu, kuris vertėsi prekybą pramoniniu nekilnojamojo turtu Niujorke ir jo apylinkėse. Tačiau pajutau, jog šis darbas man netinka. Perėjau į vieną Manheteno firmą, užsiemančią kooperatinių namų ir butų pardavimu. Greitai ėmiau taikyti sedonos metodą savo profesiniams įgūdžiams paremti ir tapau vienu geriausių firmos pardavėjų. Kurį laiką mėgavausi šiuo darbu. Tačiau tada atsirado galimybė prisijungti prie brolio ir kartu kurti investicijų skyrių mūsų tėvo nekilnojamojo turto kompanijoje. Taigi, pakeičiau darbo pobūdį ir ėmiau pardavinėti investuotojams biurų pastatus, prekybos centrus ir kitokį nekilnojamąjį turtą. Pirmą kartą gyvenime su broliu tapome draugais. Sugebėjau atsikratyti seno emocinio bagažo, kuris temdė mudviejų santykius, ir mes tapome puikia komanda. Tačiau buvo viena problema. Pradėdavome daug daugiau sandorių, nei jų pavykdavo užbaigti. Kai vieną dieną paskambino Lesteris pasiteirauti, kaip man sekasi, pasakiau, kad turime tam tikrų problemų. Tada jis pasakė vieną sakinį, kuris visiškai pakeitė mūsų pradėtų ir užbaigtų sandorių santykį, o drauge visą mano verslo karjerą. Kaupk pinigus banke, o ne galvoje. Nors apie tai net neužsiminiau, Lesteris pats pastebėjo mano ir daugelio kitų pardavimo srityje dirbančių žmonių tendenciją uždirbti pinigus galvoje. Būdavau taip užsiėmęs fantazavimu, kaip viskas bus puiku, kai užbaigsime sandorį, kad per mažai dėmesio skirdavau realiam darbui. Kai tik pradėjau mažiau fantazuoti ir dažniau taikyti darbe sedonos metodą, reikalai ėmė tvarkytis. Dar vieną svarbią pamoką išmokau tada, kai gavau 9 parduodamo prekybos centrų sąrašą iš vadinamojo Xerox brokerio. Xerox brokeris yra žmogus, kuris gauna parduodamo nekilnojamo turto sąrašus iš įvairių šaltinių, nukopijuoja juos ir išsiuntinėja kitiems brokeriams bei atsakingiams darbuotojams, nepasivarginęs patikrinti faktų ar susisiekti su tikraisiais turto savininkais arba jų agentais. Išsiunčiau gauto sąrašo kopiją vienam geriausių savo klientų ir jis iš karto sutiko sumokėti už vieną objektą beveik visą prašomą sumą. Aš žinoma labai apsidžiaugiau ir puoliau skambinti žmogui, kuris maniau užsiima šio nekilnojamojo turto pardavimu. Tačiau greitai išsiaiškinau, jog jis tėra Xerox brokeris, neturintis nei menkiausio supratimo, kaip susisiekti su parduodamo turto savininku. Labai nusivyliau, bet suvokiau, kad nieko negaliu pakeisti. Todėl turiu susitaikyti su šia situacija, tiesiog ją paleisti ir išmesti iš galvos. Taip ir padariau. Išvaliau protą, paleidau iš savęs visus jausmus susijusius su šiuo įvykiu. Ir galiausiai man tapo nesvarbu, ar pavyks įvykdyti sandorį ar ne. Ir štai tada mums į biurą paskambino tikrasis parduodamo objekto savininkas. Jis perskaitė mūsų skelbimą, kurį nesenai buvome įdėję į Wall Street Journal, ir atsiliepė, kai jis pasiūlė man tą patį objektą, kuriam pirkėją jau turėjau, vos nenugriovau nuo kėdės. Šis įvykis yra tik vienas iš daugelio, padėjusi man suprasti, jog Lesterio dažnai kartojamas teiginys yra gryna tiesa. Kai sugebi visiškai išsilaisvinti, tampa įmanoma net ir tai,
kas neįmanoma. Sedonos metodą taip pat taikydavau per patį sandorių užbaigimą, kai retkarčiais klientai pradėdavo iš naujo dėrėtis dėl daugiamilijoninių kontraktų ir bandydavo apgauti mane arba vieni kitus. Jie kurdavo įvairias istorijas, užuot tiesiog pasirašę dokumentus, kaip jau buvome sutarę. Tai būdavo įtempti momentai, nes kalbėdavome apie didžiulės pinigų sumas. Tačiau aš žinodavau, kada reikia paleisti mintis apie situaciją ir tiesiog patylėti, o tai brokeriui dažnai būna labai sunku. Aišku, kai reikėdavo, aš kovodavau. Finansinis atlygis pranoko visus mano lūkesčius. Iki 1987 metų pradžios jau buvau uždirbęs solidžią sumą, tad persikėliau į Arizoną, turėdamas tikslą kartu su Lesteriu skleisti jo nuostabų metodą pasaulyje. Didžiai brolio ir tėvo nuostabai išvažiavau į Feniksą ir pradėjau dirbti savanorių Lesterio nepelno organizacijoje Sedonos institute. Mano darbas buvo daryti viską, ką reikia, kad žodis apie Sedonos metodą pasklistų kuo plačiau. Likusius Lesterio gyvenimo metus praleidau artimai su juo dirbdamas beveik be jokio finansinio atlygio. Man tai tiko, nes mačiau, kiek daug gero padarau ir kaip stipriai keičiuosi pats. 1989 metais Lesteris paprašė manęs atvykti į Sedoną padėti jam parduoti dalį organizacijos nekilnojamojo turto ir surinkti šiek tiek pinigų. Ten sutikau savo būsimą žmoną Emę. Pamačiau ją karate treniruotėje ir iš karto supratau, kad ji taps mano gyvenimo dalimi. Kitą dieną pakviečiau ją į pasimatymą. Deja, ji tuo metu susitikinėjo su kitu vyru ir kvietimą atmetė. Tačiau paėmė mano vizitinę kortelę, jeigu situacija kartais pasikeistų. Po kelių mėnesių sulaukiau jos skambučio ir mes susitikome. Tai buvo trečiadienis, o tos pačios savaitės šeštadienį ji jau lankė Sedonos metodo kursus. Šiandien mane ir Emę sieja gražūs meilė grįsti santykiai. Tačiau tai buvo ne visą laiką. Iš pradžių buvo sunku. Atvirai kalbant, kai pradėjome bendrauti, Emė domėjosi ir kitais vyrais. Todėl man teko ne kartą paleisti situaciją, kol galiausiai ji išsirinko mane. Kai susituokėme, mums kildavo įvairių nesutarimų. Jų kyla ir dabar, tačiau tai natūralu. Abu praktikuojame Sedonos metodą ir kai kas, nors mus nuliūdina ar suerzina, mes tai tiesiog paleidžiame. Mano nuomonė, mūsų santykiai yra labai neįprasti, nes laikui bėgant jie vis gerėja. 10-ojo dešimtmečio pradžioje mūsų su Lesteriu santykiai pasiekė tokią abipusio pasitikėjimo ir pagarbos stadiją, kad jis nusprendė perduoti man savo metodo autorinės teisės ir paprašė tęsti jo darbą. Išsaugojau Lesterio įkurtą organizaciją 2 metus po jo mirties, o 1996 metais nusprendžiau, kad kartu su Eme galėtume dar efektyviau skleisti informaciją apie Sedonos metodą. Tad įkūrėme naują kompaniją Sedona Trading Associates. Vienas iš dalykų, kurie padarė man didžiausią įspūdį, yra paleidimo procesą generuojamas visiškos ramybės, laimės ir džiaugsmo jausmas. Jis lydi mane nuolatos, kad ir kas vyktų aplinkui. Žinoma, mano gyvenime ir dabar būna visko, tačiau, kaip sakydavo Lesteris, šis metodas padeda viską apversti aukštyn kojomis. Visa tai, ką anksčiau laikydavau neįtikėtina patirtimi, aukščiausia viršukalnė, į kurią pavyko įkopti,
dabar yra normalu, o viršukalnis tampa vis aukštesnis. Nei nenumanau, į kokias aukštumas dar pakilsiu ir nekantriai laukiu naujų iššūkių. Gera žinia yra ta, kad aš ne vienas. Panašių neįtikėtinų rezultatų sulaukia daugybė metodą praktikuojančių žmonių visame pasaulyje. Prieš kelerius metus draudimo kompanija Mutual of New York atliko Sedonos metodo efektyvumo tyrimą. Grupė draudimo agentų išmokė Sedonos metodo ir jų 6 mėnesių pardavimo rezultatus palygino su kontrolinės grupės rezultatais. Paaiškėjo, kad metodą taikanti grupė 33% pralenkė kontrolinę grupę. Atskirai įvertinus metodą taikiusios grupės pirmųjų 3 mėnesių ir paskutiniųjų 3 mėnesių rezultatus, paaiškėjo, kad antro periodo paskutinių 3 mėnesių rezultatai buvo dar geresni už pirmojo. Vadinasi, laikui bėgant, metodas buvo taikomas vis veiksmingiau. Kaip naudotis šią knygą? Ši knyga išmokys jūs taikyti Sedonos metodą. Galėsite tą daryti kiekvieną dieną visą gyvenimą. Jūs pradėsite po truputį laisvintis nuo emocinio bagažo, kuris iki šiol jums trukdė. Ir greitai pastebėsite, jog viskas, ko imatės, jums sekasi vis geriau. Šioje knygoje nerasite dar vieno ilgo sąrašo, ką turėtumėte ir ko neturėtumėte daryti. Nerasite ir nurodymų, kaip privalote elgtis. Žmonės pernelyg dažnai apsisunkina įvairiausiais turėčiau ir privalėčiau. Ši knyga išmokys jūs keistis be jokios įtampos ir tie pokyčiai bus stabilus. Eksperimentuodami su šia paprasta sistema atrasite pačių įvairiausių jos pritaikymų galimybių. Pirmieji įspūdžiai, kuriuos jums sukels knyga ir joje aprašytas metodas, tai yra ledkalnio viršūnė. Metodas paveiks visas jūsų gyvenimo sritis, nes jis pagristas faktu, kad mes jau esame neapribotos būtybės. Jeigu pamastysite apie savo gyvenimą, greičiausiai prisiminsite momentų, kai jautėte šį neribotą būvį, kuris mums visiems yra natūralus. Turbūt taip pat prisiminsite periodų, kai jautėtės taip, lyg jūs būtų nešusi palanki srovė. Viskas dėliojosi į savo vietas tarsi savaime. Sedonos metodas suteiks jums galimybę plaukti su šia srove kiekvieną dieną. Nežinau, kokio tipo skaitytojai esate. Galbūt skaitydami knygą jūs gerai įsigilinate į tekstą ir aktyviai atliekate visas užduotis. Eksperimentuojate ir išbandote visus siūlomus būdus, o gal tiesiog išsirenkate naudingas idėjas, kuriomis ketinate pasinaudoti kada nors ateityje, kai jums to prireiks. Norėčiau paraginti jūs skaityti atidžiai ir atlikti visus knygoje siūlomus pratimus. Mano patirtis rodo, kad vienintelis būdas išmokti efektyviai paleisti yra praktikuotis pačiam ir patirti paleidimą tiesiogiai. O paskui perskaitykite knygą dar kartą. Tai padės jums geriau suprasti informaciją ir sustiprinti praktinius įgūdžius. Knyga suskirstyta į 2 dalis. Pirmojoje susipažinsite su paleidimo proceso pagrindais ir su motyvais slypinčiais už vidinių apribojimų. Taip pat susipažinsite su įvairiais būdais, kurie paspartins jūsų kelionę į laisvę. Antrojoje dalyje patyrinėsime keletą konkrečių gyvenimo sričių, kurias galėsite iš esmės pakeisti pasitelkę Sedonos metodą.
Pavyzdžiui, pakalbėsime, kaip išsilaisvinti iš kaltės ar gėdos jausmo, baimės ir nerimo, kaip pagerinti santykius, palaikyti gerą sveikatą ir prisidėti prie harmonijos bei taikos kūrimo pasaulyje. Skaitykite ir pratimus atlikite iš eilės, nes kiekvienas skyrius sudaro tolesnių skyrių pagrindą. Neišmoksite visko, ko galite išmokti iš šios knygos, kol nepradėsite tvarkingai dirbti su pateikiama informacija ir taikyti išmoktų dalykų kasdieninėme gyvenime. Kiekviename skyriuje rasite bent po keletą brangakmenių, kurie praturtins jūsų gyvenimą. Skaitykite atvirų protų ir širdimi. Žiūrėkite į šią knygą kaip į galimybę pakeisti savo sąmonę ir gyvenimą. Jeigu perskaitę knygą į Sedonos metodą norėsite gilintis toliau, galite įsigyti šio kurso garso įrašų arba užsirašyti į Sedona Trading Associates organizuojamus seminarus daugelyje didžiųjų JAV miestų bei kitose pasaulio šalyse. Nebūtinai manimi tikėkite. Netikėkite mano žodžiais, kol neįsitikinsite patys, kad jie tiesa. Vien tai, kad kas nors parašyta knygoje, nepadaro to dalyko tikro. Žmonės linkę per greitai patikėti visokiomis nuogirdomis, ypač kai kalba autoritetai. Lesteris buvo tvirtai įsitikinęs, kad turime liautis aklai tikėję savo mokytojais. Taip, turime būti atviri mokytojo skleidžiamai informacijai, tačiau eksperimentuokime ir stenkimės visą tai patikrinti. Taigi, ir aš siūlau jums tikrinti viską, ką perskaitysite šioje knygoje. Būkite atviri knygos žiniai, bet nieko nepriimkite aklai. Knygoje pateikta informacija jums bus vertingesnė, kai patys ištyrinėsite ir ją pritaikysite arba patikrinsite realiame gyvenime. Galbūt jums pasirodys, kad Sedonos metodo idėjos prieštarauja kitiems metodams, kuriuos jūs studijavote iki šiol. Tačiau tai nereiškia, kad turite juos pamiršti. Tiesiog atidėkite tas žinias į šalį, kol gilinsitės į šią knygą. Patariu jums bent retkarčiais susilaikyti nuo palyginimų ir vertinimų. Kai išbandę žinias praktikoje jau galėsite daryti savo išvadas, sugretinkite šioje knygoje pateiktą informaciją su viskuo, ką esate išmokę anksčiau ir pamastykite, kokią vietą ji turėtų užimti jūsų gyvenime. Dažniausiai žmonės padaro išvadą, kad Sedonos metodas puikiai papildo kitus saviugdos būdus. Žinoma, prieštaravimai neišvengiami, kai lyginate įvairius tobulėjimo kelius. Tačiau tai nereiškia, kad dalis šių kelių yra klaidingi ar neveiksmingi. Ta pati saulė skleidžia daugybę spindulių. Rezonansas. Esu įsitikinęs, kad viskas šiame pasaulyje vibruoja tam tikrais dažniais, įskaitant ir mus bei visus aplinkinius. Turbūt esate pastebėję, kad kai kurie žmonės pakelia jums nuotaiką ir jūsų energijos lygį, o kiti nuvargina ir atima jėgas, taip? Jiems nei nereikia nieko pasakyti ar padaryti, kad pajustumėte jų teigiamą įtaką. Vadinasi, jų ir jūsų vibracijos sutapo ir ėmė tarpusavyje rezonuoti. Kai išmokstame paleisti, mūsų vibracijų dažnis pakyla ir santykiai su žmonėmis tada pasikeičia. Imame su jais sutarti geriau.
Ta pati galima pasakyti ir apie santykį su mokytojais bei idėjomis. Skaitydami Sedonos metodą, turbūt irgi pajusite, jog vieni skyriai jums sukels stiprų rezonansą, o kiti silpnesnį ar net visiškai jūsų neužkabins. Be to, atskiri skyriai įvairiomis aplinkybėmis darys jums skirtingą poveikį ir turės kitokią vertę. Bėgant laikui, kai imsite praktikuoti paleidimą, tie patys skyriai jums jau kels kitokius pojūčius nei tada, kai skaitėte knygą pirmą kartą. Nebūkite kategoriški ir į viską žiūrėkite žaismingai. Kai imsite gilintis į šioje knygoje aprašomus procesus, analizuokite save. Būkite geriausi savo pačių draugai ir rėmėjai, o ne griežti prievaizdai. Keiskitės ir džiaukitės tais pokyčiais. Greitai atrasite daug įdomių dalykų ir pamatysite, kaip iki šiol save ribojate. Kai pradėsite vaduotis iš šių apribojimų, pasijusite lyg nusimetę naštą, laimingesni, atsipalaidavę ir ramesni. Sedonos metodas padeda mums prisiminti tai, ką mūsų dvasia žino intuityviai. Laisvę ir laimę galime patirti dabar. Mums nereikia laukti, kol laimė aplankys mus kada nors tolimoje ateityje, jeigu sunkiai dirbsime. Juk turime priežasčių džiaugtis ir patirti malonumą dabar.